Ar jums pažįstama situacija, kai esate pavargęs, bet miegas pas jūs taip ir neateina? Atgulate į lovą, ekranus išjungėte, kavos jau seniai nebegerėt, tačiau naktį kūnas vis tiek budrus, įsitempęs ir neleidžia jums užmigti. Tuomet priežastis slypi ne išorėje, o jūsų viduje. Nemiegas sutriko jūsų vidinio saugumo jausmas. Kai ilgą laiką gyvenate įtampoje, spaudime ar nerime, kūnas pripranta būti budėjimo režime. Protas sako, viskas gerai, atsipalaiduok, bet kūnas vis dar pasiruošęs gynybai. Tarsi pavojus niekada taip ir nebūtų pasibaigęs. Todėl naktį mintys sukasi ratu, pulsas nesulėtėja ir poilsis taip ir neateina. Kūnas tiesiog laukia leidimo nurimti, jūsų leidimo nurimti. Ir tai nėra jūsų silpnumas, tai tiesiog kūno reakcija į įtampą, kuri nebuvo iki galo išgyventa ar paleista, o gal netgi ir net pažinta. Tikrasis poilsis prasideda ne tada, kai pavargstate, o tada, kai viduje vėl pradedate jaustis saugus, kai paleidžiate pasąmoninę įtampą, kontrolę, baimę, kūnas pagaliau gauna signalą, saugus, ką galima ilsėtis. Tada miegas sugrįžta natūraliai, be migdomųjų, be didesnių ar mažesnių pastangų ir be tų pačių, kad ir kokios jos bebūtų geriausios, unikalių streso valdymo technikų. Tiesiog atsipalaiduojate ir natūraliai.